praleidom Osle. Einam per Karaliaus pievą. Parkelį labiau. Atvažiavom į vasarą. Netikėtai išvažiavom prie plius gal kokių 7, atvažiavom į 17 ir dabar truputį kepam. Bet labai faina, daug žmonių. Jo. Pakeitėm savo aprangėlės į labiau vasariškas ir einam dabar kebabų. Kebabiniai kebabas. 15 vienas kebabas. Būsim nebagoti. Taigi pavalgiam. Arnai, ką manai apie mūsų kebabus? 80. Nebuvo blogai, tikrai. Einam ieškoti mažų žmogeliukų. Nu, tai yra mūsų maži žmogeliukai. Mūsų turime Akersfurt pilį, kuri buvo pastatyta 13 amžiuje. Ir pradžioj buvo medieval stiliaus, dabar paskui renesanso. Antrą kelionės dieną. Einam dabar į top 5 geriausią kavinę pasaulyje. Tai yra kavos kavinė. Na ja. Jo. Eisim išsirinkti prabangių, bet skaninį pakakį. Ir atsigerti dar reikės, manau. Jo. Atvykom, nemelavom, patys galit pasiskaityti. Netgi top 2 buvo. Nusipirkom už 5 eurus 200 gramų kavos. Kavos padelės sultinas 6 eurų. Šiaip tai silpna, bet tokia turbūt, nes nėra šviesa. Bet nei rūgštinį kartą. Su kavos skonis. Biškai toks silpnas. Tai čia gerai ar negerai? Man tai skanu. Bet labai balansuota. Bent jau man taip atrodė. Šiaip nėra šlykštė, šiaip negeriu juodas kavos. Tai šiaip nebloga. Tokia tipo atrodo kaip arbatytė. Tai tipo kavos skonė, jeigu būtų. Nu. Užskaitau. Tikrai skaniai. Kur dabar eisim, Arnai? Vaflinė. Bandysim užsisakyti norvegiškų vaflių. Tai vaflių supirkom šitam. Jūrų, uogienė ir grietinė. Ganėtinai lietuviškas patiekalas. Eisim ragauti. Blyną kaip vertinam? Nu, gerai. Labai skanu su tuo rudu sūriu. Taip turbūt išsiverčia tiesiog į lietuvių. Tinka. Ir dabar nusipirkom smešų. Norvegiško snekso. Kažkoks kukurūzinis čipsas, aplies šokolado. Labai skanu. Rekomenduojam.
Atėjome garažo skveriuką. Žinot, kas čia viduj? Ogi sumuštiniai. Turėsim problemų. Nu ką, naujo monstro apžiūra. Viking Berry. Chemija. Toks labai saldus miško uogų limonadas. Nieko gero. Atėjom į miesto City Hall. Kaip lietuviškai išsitirčiuot. Tai va. Ir tokia jos pagrindinė salė. Labai įspūdingai atrodo. Išeinam iš muziejaus. Kiek prabuvom laiko matau? Nu, galiu pasakyti, kad sumokėjau už bilietus. Šiaip daugiau negu valandą, gal labiau link 2 valandų. Tai va. Šiaip patiko. Tikrai yra ką pamatyti. Ar prabėgom, ar neprabėgom. Labai panašus vaibas į Luvrą. Toks žiauriai daug ekspozicijos ir nori kuo greičiau praeiti, nes po pirmo trečdalio pavargsti labai. $30 štukų žingsnių šiandien. O maga. Labas rytas. Trečia kelionės diena. Atėjom į skulptūrų parką. Parkas, kur pilna skulptūros. Taip, kad einam žiūrėti.
Dar vienas falafel ant džiūs. Skanių ledų. Anikos soda Oslo. Nemokamai leidžia. Dabar vat vaikštam, labai kvepia žiedais. Išbandysim visas Arno alergijas. Ir tikimės gražių augalų žydinčių. Svarbiausia. Gavom tą patestuoti nemokamą falafelį. Oh my god, koks karštas. Na. Skaniai? Tai va, kur ką tik čia ragavom tos falafelius, kur davė nemokamai, tai čia yra tokia vietelė, rekomenduoja vietiniai. Vadinasi, kaip Džemalo falafelį. Tai va, užsisakėm repą su falafeliais už kiek? 10 eurų kainavo. Tai Oslo kaina normaliai, nebrangiai. Tai ragausim tada. Ai, nu da taip atrodo. Gražiai visai. Nu. Einam valgyti sušių. Radom kažkokią vietą, kuri labai gerai vertinta ir atrodo kainos tokios kaip Lietuvoj, kas yra biški neįtikėtina. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis mums. Buvom biški namie, pailsėjom, varom toliau. Pliukšt. Atėjom. Va. Ne, čia gal viskas sudėjusi. Žiūrėk, 1, 2, 3. Čia mes pasakojam, ant kiek skaniai pavalgėm ir ant kiek pigiai palyginti su kitais variantais Osle. Tai už visus tuos sušius, kuriuos matėt, sumokėjom mažiau negu 20 eurų. O palyginimui praeitą dieną valgėm kebabus, kur 2 kebabus mokėjom 30 eurų. Ir ten buvo tiesiog kebabai. O čia lašiša, kuri tirpo burnoj. Nu, labai gera vieta. Tai va, tai Mimi suši Osle. Labai rekomenduojam. Grįžtam į savo namučius. Ir gyvenam su smagiais kaimynais. Tokias įsilėjusias. O čia jie mums netrukdys miegot turbūt. Baigėsi mūsų paskutinis pasivaikščiojimas. 28 km. Ate.
Einam ieškoti traukinio, kuris mumis nuveš į oro uostą. Ponas Arnas eina į Ryanairą, skrisime namo.